Sveiki, sveiki. Darbai su duomenimis labai praverčia text before arba text after funkcijas. Jos grąžina tekstą prieš arba po tam tikro simbolio ar simbolių junginio. Kaip pavyzdys, turime prekės pavadinimą ir numeriuką. Aš norėčiau išgauti ar ne iš šito teksto prekės pavadinimą. Tokiu atveju aš galiu naudoti text before. Pažymiu tekstą, nusirodau kažkokį tai skyriklį, tai yra kažkokius tai simbolius, iki kurių turėtų būti paimamas tekstas. Tai šiuo atveju aš matau, galiu panaudoti tarpą ir groteles. Dedu kabutes, tarpas, grotelės, kabutės. Ir uždarau skliaustelį. Tai yra lengvasis toks paprastasis būdas naudoti šią formulę. Ir gavome prekę. Pratempus, gauname visus kitus pavadinimus. Jeigu noriu išgauti numerą, tai tada reikia naudoti funkciją text after. Ir ji veikia lygiai taip pat. Nusirodote tekstą, nusirodote savo skirtuką ar ne. Mano skirtukas vėl lygiai gali būti tas pats. Tarpas, grotelės ir uždarau skliaustelius. Ir turime prekės numeriuką. Primenu, kad yra ir daugiau įrašų su Excelio funkcionalumais, kuriuos gali rasti mano puslapyje. Šiam kartui tiek. Ačiū, kad skyrei laiko, prašau įvertink, pasidalink ir prisijunk. Iki!